Labas. Labas tau prisijungus prie šito video, kuriame šiandieną noriu pasidalinti apie galę buvimo savimi be atsiprašinėjimų tavo versle, veikloj, darbe, santykiuose. Ir mano tikslas yra pakviesti tave išlaisvinti ir apkabinti savo unikalią esmę. Žinau, kad tai yra šerdinė esminė tema tam, kad galėtum klestėti, tam, kad galėtum jaustis laisvai, būti savimi, kurti įtaką, kurią tu čia esi, daryti, sukurti ir tiesiog jausti, kad gyveni gyvenimą ir verslą ar darbą, kurį tu 100% myli. Tai stovi ant tavo buvimo autentišku savimi. Tavo klestėjimas, tavo verslo klestėjimas stovi ant tavo buvimo autentiškai savimi. Ir su šita didelė tema šiandien aš noriu pasidalinti praktiniais dalykais, praktiniais aspektais, kuriuos gali pražiūrėti galbūt, kaip būtent tavo neabejonės savimi, ne savęs mažinimas ir kontrakcija arba įrodinėjimas savo darbo vertės, bet tavo drąsus buvimas savimi su visais tavo aspektais, įskaitant tavo gražiasias savybes ir tavo šešėlinės savybes, ne tas, kurių tu gėdiniesi galbūt arba slėpi, yra raktas, yra esmė. Šiandien pasidalinsiu maždaug penkiais punktais, kuriuose paminėsiu, kur būtent praktinius dalykus tavo gyvenime ir versle, kuriuos gali pražiūrėti, jeigu kompromituoji buvimą savimi, jeigu kompromituoji buvimą tikruoju savimi, bet kokiu lygmeniu. Ten, kur tu dirbi, ten, kur tu padedi klientams. Ir tai yra labai svarbu, todėl kalbu apie tai, ar ne, kadangi iš esmės į kur tai atveda tas neautentiškas gyvenimas ir slėpimas savęs. Pats blogiausias variantas, iki kur tai daveda ar ne, mes gal nekalbėsim, bet atveda iki neišsipildymo pojūčio, ar ne, iki jautimosi, kad ryte atsikeli ir galbūt nebemiela, nebedžiaugsminga, nenori eiti į tą darbą, nenori pasirodyti tam verslui ir toksai pušinimasis tampa. Tai gali būti toks variantas. Taip pat tai gali pasireikšti ne tik tai darbe. Daug klienčių, su kuriomis man teko dirbti pastaraisiais metais, brandžios moteris, brandžios savo amžiumi, brandžios savo išmintimi, patirtimi, turinčios verslus su komandomis arba mažesnius verslus ar veiklas, jaučia, kad kažkur kompromituoja save vardan kitų žmonių. Ir čia kalbu specifiškai apie tas situacijas, kur galbūt slapčia sieki apsaugoti tau artimus žmonės aplink tave. Pavyzdžiui, tavo partnerį ar tavo kitus artimus žmonės nuo turėjimo kokių nors tai emocijų arba jausmų arba proveržių, jautimosi, kad jie nelaimingi arba reiškia jautimosi, kad jie bus nelaimingi dėl to, kad tu būsi savimi, turiu omenyje, ar ne? Jeigu tu pastebi, kad tu kompromituoji save santykiuose,
bijodama, kad kažką įžeisi, kažkam nepatiks. Ir savo kainą, savo buvimo tikrąją savimi kainą, tai yra per didelę kainą mokėti šitam gyvenime. Ar sutinki su manim? Nes iš tikrųjų mes kiekvienas turim tik tai tam tikrą skaičių dienų čia nugyventi. Ir tikriausiai sutinki, kad geriausias variantas pasirinkti yra gyventi savimi, ar ne, gyventi visiškai autentišką savo versiją, kuri gali reikalauti drąsos. Gali būti, kad tu kažkur kompromituoji save savo versle, pavyzdžiui, samdydama žmonės. Ir iš baimės dažnai tais atvejais, kiek aš pastebiu savo klientes, iš baimės, kad jų atsisakys jų darbuotojai. Tai reiškia, kad tavo darbuotojams nepatiks tavo drąsus buvimas savimi. Ir todėl tu darai sąlygas pagal juos. Reiškia, nužemini savo standartus tam, kad turėtum juos, bet nepaisant to, kad tie žmonės ne visiškai jaučiasi tau tinkami pagal tai, ko tu nori pritraukti į savo komandą, arba gali būti tas pats lygiai su klientais. Reiškia, jeigu mes išduodam save, kažkur kompromituojam save, tai yra kaina, kurią mes mokam, iš tikrųjų yra labai labai didelė. Ir vienintelis būdas yra peržengti tą klaidingą saugumo pojūtį. Nes tikriausiai tu jautiesi, kad tai yra būdas tau būti saugiai. Ar ne, kažkokiu lygmeniu tau yra tai saugu. Arba kaip lyderiai, kaip ekspertai yra būti tai saugu, todėl kad žmonės priima tas tavo dalis. O jeigu tu pasirodysi su savo kitomis dalimis, su savo didesnė savimi atsiskleisi, kažkam tai nepatiks ir gali nepatikti tavo buvusiems klientams. Tai reiškia, kad tie klientai, tavo auditorija gali mylėti tavo dirbtinę versiją. Jie gali būti įsimylėję tavo sukurtą versiją tavęs, kuri nėra tikra. Ir tas pats būna mano klientams santykiuose. Tai dabar klausimas yra, kiek ilgai tu nori tęsti tai. Kiek ilgai tu nori tęsti tą kelionę, kai pradedi pastebėti, kad malonini žmonės tam, kad gautum jų patvirtinimą ar pritarimą, ar kažką kito, ką gautum, arba kad neprarastum kažko tai. Dažniausiai tai bus, kodėl tai yra, dėl gavimo kažko tai, ko reikia kažkokiai tavo daliai, kažkokiam aspektui, arba su netikimu susiję. Aš truputuką žvilgtelsiu į apačią, pasižiūrėsiu, kaip Facebook'ui sekasi, ar mes esam susijungę, nes tai yra svarbu pasižiūrėti ar ne, pasižiūrėti kaip mūsų video. O, puiku. Mes esam video, truputuką atitrauksiu, kad sutilptų veidas mano. Tai reiškia, kad ką aš pastebiu, kad dauguma moterų, su kuriomis man tenka dirbti, jos iš tikrųjų kompromituoja buvimą save. Priežastis kodėl? Yra todėl, kad jos siekia išorinių šaltinių patvirtinimo. Tai reiškia, kad tavo saviraiška yra priklausoma nuo pritarimo gavimo
iš išorinių šaltinių. Tai gali būti, kaip sakiau, baimė, noras apsaugoti kitus žmonės nuo jų jausmų, nuo jų emocijų, kuriuos jie patirs, jeigu tu visiškai pasirodysi savimi, tomis dalimis, kurių jie nematė. Jie jaus blogai, jie turės emocijas, jeigu tu kažką pasakysi iš savo galios centro, o visada tylėjai, tai gali būti, kad turėsi kivirčą, tu nori išvengti kivirčo, tu nieko nesakai. Tu galbūt prisiemi atsakomybę už kitą žmogų, už jo dramas ir tada tu nutyli ir jisai tave priima, kad tu visada jį nuraminsi arba ją. Reiškia, priimsi jo dramas. Ir visą gyvenimą tai buvo. Ir tada įsivaizduoja, kad tu tokia ir esi, o tu nesi tokia. Taip pat tai gali būti susijęs, kiek daug matau šitokių pavyzdžių per savo paskutinius metus darbe su stipriomis lyderėmis, ambicingomis, talentingomis moterimis, jų ekspertizės srityse. Gali būti, kad tu savo brandę, savo prekės ženkle, savo versle, taip pat žvalgydamasi į kitus atitinkamus kūrėjus toje nišoje, kur tu esi, matai, kad jie yra kitokie negu tu. Ir ypač aš kalbu tau apie šitą aspektą, todėl kad žinau, kad dauguma žmonių, kurie su manim susisiekia, žmonės, su kuriais aš dirbu, jie sudaro mažąją populiacijos dalį. Ir aš matau, kad jie yra genialūs tam tikrų būdų. Turi visiškai nestandartinius braižus jų ekspertizėse, jų talentuose. Ir bandymas sukurti prekės ženklą priimtinesnį visumai, plačiai auditorijai, tau brangiai kainuos. Brangiai kainuoja, gali būti saugi versija, bet brangiai kainuos tavo pardavimais, tavo paslaugų ir produktų. Ir tiesiog matysi ir taip pat įkainiais, kuriuos tu turi daryti, nes tu pritrauksi, kalbėsi blogiems žmonėms, ta prasme ne blogiems, bet netinkamiems tau žmonėms ir auditorijai, kurie net nemato tavo unikalaus genijaus. Žinoma, jeigu tu jiems jo neparodysi, tai jie ir nematys. Ir gali būti, kad jie, tie žmonės, kurie matė tave iki šiol, jie net nevertina tavo tikrojo genijaus. Ir tai yra drąsus slengstis, bet tik tai atsiskleisdama savo unikalume, savo prekės ženkle arba versle, tu gali pritraukti žmonės, kurie myli tave visokią, kokią tu esi, ir ypač myli ir vertina tavo darbą ir gebėjimą. Tai reiškia, kad tai yra tau tobuli žmonės, kurie vertina tai, ką tu darai ir kurie yra pasirengę tau mokėti tą lygmenį, kurio tavo darbas yra vertas. Tai vad, kokią kainą moki, jeigu vengi žengti į savo unikalumo išgryninimą, drąsų pasirodymą, galbūt netgi keisti savo prekės ženklo pristatymą, keisti savo verslo visą organizavimo būdą viduje, jeigu tai yra, pavyzdžiui, komandinis darbas. Tai yra iš tikrųjų apie pasirinkimą tavo tiesos versus, kaip sakant, vietoj kitų žmonių tiesos. Ir tai nereiškia apie įrodinėjimą savo tiesos, taipogi, ar ne? Labai dažnai aš girdžiu iš savo klienčių, kad priežastis, kaip sakiau, kodėl jos kompromituoja buvimą savo tikrąją savimi, yra todėl, kad bijo sužeisti kažką tai, taip pat jaučia kaltės pojūtį prieš kitus
Ir gali būti, kad yra baimė, žinoma, didžiulė baimė yra būti, kalbu tai iš savo patirties taipogi, yra didžiulė baimė būti atstumtai ir išvarytai iš genties. Tai reiškia nesuprastai, nepriimtai. Ypač jeigu tai tokių patirčių yra buvę ankstesniuose gyvenimo etapuose. O tokių patirčių yra buvę kiekvienam unikaliam genijui, ar ne? Tai esmė yra ta, kad vienintelis būdas klestėti, iš tikrųjų klestėti, yra per savo atskleidimą daugiau to, kas tu esi. Nepaisant to, kokia skaudi gali būti ta transformacija, kismas, kur, kaip aš vedu savo klientus, tai yra per meilę savo. Per meilę savo tu žengi į buvimą savimi. Ir, kaip sakiau, daug mano klienčių dar stabdo būtent tas momentas, kad jos galvoja, kad tai yra egoistiška. Egoistiška tau pasakyti savo tiesą, egoistiška būti visuminiška, kokia tu esi, prieš šalia tų žmonių, kurie tau sakė, kad tu esi per didelė arba tavęs yra per daug. Reiškia, kad yra kažkokia tai savanaudiška, tai yra savanaudiška pasirinkti tavo įkainius arba savanaudiška nebetarnauti ta prasme, kad vergauti žmonėms, bet įžengti į savo buvimą savimi laisvai per meilę savo. Tai aš vedu savo klientes į labai gilesnį procesą, kur yra ribų nustatymas ir paleidimas, vidinio vaiko gijimas, yra įvairių žingsnių, tai užima visą skyrių mano privačioj mentorystėj, kuris vadinasi būtent su pasitikėjimu įženk į savo autentišką, suverenę lyderystę. Tai reiškia pasakyk buvimui taip, karalieniai savo verslo teritorijoje, tam, kad tu galėtum, ar darbo teritorijoje, gyvenimo teritorijoje, tam, kad tu galėtum laisvai būti savimi, be turėjimo eiti į kontrakciją, mažinti save arba įrodinėti. Ir tas skyrelis tai yra viena pagrindinių dalių, su kuria mes dirbam privačiai su klientam, todėl kad tai padeda tau atskleisti savo unikalią esmę, susijungti su ją, jos daugiau įkūnyti. Tai jeigu mes matomės pirmą kartą, mano vardas yra Viktorija Sage ir aš esu mentorė, magnetiškos lyderystės mentorė, verslo vizijos strategė, tiesiog dvasinė patarėja aukštai siekiančioms, ambicingoms, talentingoms lyderiams, moteriams versle, savo sričių ekspertams. Tai, ką joms padedu padaryti, tai yra įžengti į kitą laipsnį jų įtakoj, jų darbe, jų versle, pasaulyje ir į kitą lygmenį jų pajamų. Per išlaisvinimą konstruktų, kurie riboja tavo galią arba finansinę laisvę ir suderinant tavo veiklą, verslą, gyvenimo darbą su tavo unikalia esme. Tai reiškia, visų pirma, darbe su klientam aš praleidžiu daug laiko tam, kad ta unikali esmė tavyje būtų prieita, tavo pačios suvokta ir gebėta integruoti ją labiau, peržengiant ir transformuojant visą tai, kas stovi pakeliui tam, kad būtum daugiau savimi ir išreikštum save per savo brandą, per savo prekės ženklą, savo versle, kur esi, savo santykiuose, tokia, kokia tu esi. Ir tada mes einam į tavo gyvenimo darbo kūrimą tam, kad atskleistumėm daugiau tavęs, reiškia, ne išoriškai tavo darbą kuriam pagal kitų įsivaizdavimus, bet iš esmės iš vidaus statom visą struktūrą ir strategiją, kuri yra idealiai pagal tai, kas tu esi, tam,
kad tavo idealūs klientai tave atpažintų, galėtum lengvai juos pritraukti, tam, kad pagertum tai, kas tu esi, tai yra savo unikalų genijų, ir tam, kad tu galėtum iš tikrųjų klestėti ir finansiškai, ir asmeniškai, kas yra super duper svarbu, norint galingai vesti įtaką, kurią tu čia esi, ir gyventi gyvenimą, kurį tu čia atėjai. Tai yra gyvenimo būdas, kurį tu nori gyventi, ar ne? Tai kalbu apie tai, kad tai nėra saugu, ne visiems žmonėms patinka tai yra tavo buvimas tikrąja savimi, bet kitu atveju yra vienintelis pasirinkimas susitaikyti su tuo, ką pritrauki, kas nebūtinai yra tai, ką tu nori pritraukti. Vietoj to, kad pritrauktum žmonės, kurie iš tikrųjų vertina ir gerbia tai, kas tu esi ir ką tu darai. Ir šiandien aš sakiau, pasidalinsiu keletų punktų, tokių praktinių įžvalgų apie tai, kokia yra nauda iš to. Tai pirmas dalykas iš tikrųjų yra, iš to turiu omenyje buvimą tikrąja savimi, yra tai, kad vienintelis būdas, kaip mes užmesgam tikrus, patikimus, pasitikinčius, lojalius santykius su žmonėmis, savo klientais, darbuotojais, potencialiais klientais, savo auditorija, yra per pasitikėjimo faktorių. Ir šitas faktorius pasitikėjimo nėra įmanomas, jeigu nėra tikrumo. Reiškia, santykiai ilgalaikiai negali stovėti ant dirbtinos versijos, ar ne? Yra svarbu tam, kad galėtum vystyti nuoširdžius santykius. Tavo šeimoje, tavo artimoje aplinkoje, su tavo klientais, su tavo auditorija. Be savęs mažinimo ir įrodinėjimo. Antras momentas yra tas, kad tam, kad šiandieniniai pilnoje rinkoje tavo prekės ženklas iš tikrųjų išsiskirtų ir būtų atpažįstamas tau tinkamų žmonių, privalai atskleisti savo unikalumą, kuris gali būti kitoks negu dauguma kitų kūrėjų tavo nišoj, panašioj nišoj. Ir aš savo klientes darbe programuose su savimi, tiek individualiam darbe vedu būtent į tai, kad tai yra raktas, tavo unikalumas yra raktas. Ir mes einam į tai, kaip tai komunikuoti specifiškai tą savo darbo unikalumą ir tavo unikalios esmės unikalumą. Tai esmės unikalumą, unikalios esmės unikalumą, ar ne? Ir kalbu apie tai, kad tai yra tam trečias dalykas, kad pritrauktum tau sulygiuotus žmonės daug lengviau ir paprasčiau. Nes paprasčiausiai kitų atveju tu pritrauki versijas, kurie susitaiko, kuriems priimtina, kurie supranta tave tame lygmenyje, kur tu save kompromituoji. Jie tą versiją supranta. Tačiau tuos, kuriuos tu nori pasiekti, tavo premium klientai, jie nori tikros tavęs, jie nori jausmo tavo, jie nori tavo drąsos, tavo pasitikėjimo, tavo charizmos, tavo galios, tavo jėgos, visos tavęs. Tai yra tie žmonės, kurie yra skirti tau dirbti ir kurie mokės tai, ko tavo darbas iš tikrųjų yra vertas. Tai yra apie klientų trauką. Kitas momentas tai yra apie pardavimus. Tai reiškia, jeigu tu, pavyzdžiui, turi produktus, galbūt nedirbi su klientais tiesiogiai ir jeigu matai, kad tavo pardavimai nusmuko arba kad tu turi kainas dėti, pavyzdžiui, mažesnės negu tu iš tikrųjų jauti, tavo įdirbis, tavo patirtis, tavo edukacija daug metų yra verta, kad tai atitiktų. Tiesiog, vadinasi, tu kompromituoji save, bandydama būti, angliškai ateina žodžiai, bet appealing, patraukli netiems žmonėms,
kurie gali pasitikti tavo darbą tame lygmenyje, ko iš tikrųjų jisai vertas. Tai čia jau yra turbūt gal ketvirtas ar ne, ar penktas, penkta nauda būti tikrąja savimi. Kita nauda būti tikrąja savimi tavo versle yra tiesiog ta, kad tu gali laisvai būti savimi, gali pagaliau mėgauti savo verslu ar savo darbu. Tai yra sukurta pagal tave, įskaitant tavo santykius su tavo darbuotojais. Reiškia, tu gali būti pagaliau mėgautis savo darbo arba savo verslo. Ir taip, manau, kad tiek tų naudų iš tokių labiausiai ryškiausių, kurias aš matau savo darbe, dirbdama su klientėmis. Žinoma, vieniem tai gali būti vieni aktualūs, kitiems kiti ar ne, bet tai iš tikrųjų yra verta. Yra verta išsilaisvinti iš tų baimių būti atstumtai, būti teisiamai arba būti gėdinamai dėl to, kas tu esi. Todėl, kad kitu atveju taip nutiks tik tai tada, kai tu bandysi save išminkyti kaip tą molį į priimtina kitiems žmonėms versiją. Tai reiškia, ten, kur tave stūmė būti visuomenė ir stereotipai ir visi kiti dalykai. Taip. Laikas atsiskleisti unikaliai ir panaudoti tavo unikalios esmės galią tavo prekės ženkle, tavo versle, tam, kad galėtum gyventi įtaką ir gyvenimo būdą, kurį atėjai savo sąlygomis ir būti apsupta tų žmonių, kurie vertina tai, kas tu esi ir tavo indėlį ir prisidėjimą. Kaip sakiau, manau, kad laiko per mažai, kaina per maža daryti kažką tai kitką ir būti kažkuo kitu. Kaina per didelė. Tai mano kvietimas yra tau, jeigu tu jauti, kad yra daugiau tavęs, kad iki šiol tu atskleidai savęs ar savo dovanų tik tai nedidelį procentą. Ir žinai, kad giliai yra kita dalis, nors pasiekė sėkmę, nors džiaugiaisi tuo etapu, tau pavyko sukurti nuostabius rezultatus, bet žinai, kad yra dalis kita, kurios ilgiesi to savo dalies. Ir jeigu nežinai, kaip prie jos prieiti prie tavo unikalumo, ne abstrakčiai, ne žodžiais, ne teorija, nenuvalkiotom frazėm, bet prie rimto, tikro tave išskiriančio unikalumo ir kaip išvalyti tai, kas tave riboja. Ir jeigu esi pasirengusi suderinti tai, kas tu iš tikrųjų esi savo unikalume, su savo gyvenimo darbu arba verslu, tam, kad tu galėtum pagaliau jo mėgautis ir pritraukti tau sulygiuotus klientus, tau tobulus klientus, kurie priima tave visiškai. Jeigu žinai, kad laikas atnaujinti tai, kas tu esi, kaip tu pasirodai, ir atnaujinti tavo verslą arba prekės ženklą atitinkamai. Ir žinai, kad vienai to padaryti gali būti sunku arba ilgai užtrukti ir nori paspartinti su mentore, kuri iš tikrųjų gali tave matyti ir atspindėti tave, tavo didelės vizijos, tavo potencialę, tavo dovanose. Ir jeigu nori dirbti su mentore, kuri derina būtent tą
asmeninį unikalų atsiskleidimą, per asmeninę vidinę transformaciją, vidinį darbą ir taip pat, kuri derina, apjungia tai su praktinėmis strategijomis verslui ir gyvenimui. Aš kviečiu tave pokalbiui, nemokamam vizijos strategijos pokalbis, kuriame mes būtent pasikalbėsim apie tai, ką tu nori čia iš tikrųjų sukurti savo kitame gyvenimo verslo skyriuje, ką nori sukurti per savo verslą, per savo darbą, kas blokuoja tavo energiją, kur jinai turi būti atnaujinta, tavo autentiška energija ir kaip turėtų atsinaujinti tavo darbas gyvenimo arba verslas tam, kad tu galėtum autentiškai kurti įtaką, kurią tu atėjai čia sukurti ir savo finansinį klestėjimą, laisvai būdama tas, kas tu esi. Keisdama kitų žmonių gyvenimus, būdama pavyzdžių, drąsių pavyzdžių ir tik tai taip įmanoma iš tikrųjų pasiekti žmonės, kuriuos tu nori pasiekti, ar ne? Tai jeigu esi pasirengusi pasikalbėti, nemokamam pokalbį, pažiūrėti, kaip specifiškai aš galiu tau pasitarnauti tavo unikalioje situacijoje, parašyk man asmeninę žinutę ir mes suderinsim šitą pokalbį ir pakalbėsim apie būdus specifinius, kaip galiu tau padėti, jeigu atrasim, kad mes esam tinkamas derinys. Tuo tarpu sakysiu, paraginu apkabinti savo unikalią esmę ir išlaisvinti galią buvimo savimi be atsiprašinėjimo. Daug meilės jums ir tikiuosi, kad tave pamatysiu vizijos strategijos pokalbį tam, kad galėtumėm paremti tavo buvimą laimėje ir džiaugsme, jaučiant išsipildymą per tai, kad tu kuri savo versle, pritraukiant tos žmonės, kuriems skirtos tavo dovanos ir darbas ir būnant už tai atlyginamai tavo darbo vertę. Laukiu pasimatyti, susisiek su manim privačia žinute. Tuo tarpu sakau iki, daug meilės.